Labą dieną, pranešimas geras, pozityvus. Čia yra Kirilas. Čia yra Audrius. Aš esu Audrius, mums labai džiugu, kad mes kaip žadėjom kito kampo aktorių, mes ir esam čia, kadangi įvykis yra didis, komutatorininkų susirinkimas. Galit paploti vieni kitiem. Paspauskite ranką kaimynui, jeigu dar nepaspaudėte. Paspauskite. Pažiūrėkite kaimyną, susipažinkite artimiau. Pažiūrėkite į akis, svarbu. Nusišypsokit. Kągi, mes improvizuosim, mes kol kas nieko nežinom, ką darysim. Jūs irgi nežinot, reiškia, jeigu jau sakau, kad nežinom mes, tai jūs jo labiau. Bet jūs padėsit mums, kadangi improvizacija negali vykti be žiūrovo, mums reikės jūsų pasiūlymų. Taigi, pirmą improvizacija nykštys į viršų, kai bus. Tai Kirilas viską pasakos teigiamai, optimistiškai, pozityviai, kai nykštys į viršų, iš karto viskas keičiasi, priešingai viskas, kai japa, čia viskas blogai, o kai taip rodysiu, tai tada, na, sakykime, kaip sako, nei šilta, nei šalta, rusiškai visi moka, nei ryba, nei mes, kaip sako, ar ne? Tai reikia dabar tik tai... Sausau. Lietuviškai. Nuo žodžio sausa. Tai dabar reikia iš jūsų temas. Sakykit, kokia tema galėtų Kirilas pakalbėti? Komutatorių tema, Kirilas tai specialistas, šiaip jau visai. Bet jūs irgi, man atrodo, kad jau praktiškai viską žinot apie nemiegančius komutatorius. Sakykit, bet ką, iš gyvenimo temų įvairiausių. Kabelis. Gali būti platesnė tema kabelis kaip daiktas. Bet ką, sakykit, kas šauna į galvą. Lankstus. Gali būti tema, sakykime, tema yra mokslas, gamta, gyvūnai. Gal, pavyzdžiui, Kirilas kur nors ar lankėsi, ar ką nors matė. Parkavimas. Apie ką? Parkavimas. Apie parkavimą mieste. Gerai, O būtų įdomu, kokiam mieste? Kokiam mieste? Šiauliuose. Šiauliuose labai gerai. Apie parkavimą mieste Šiauliuose. Taigi, sveiki draugai, ką tik grįžau iš Šiaulių ir galiu pasakyti, miestas yra visom prasmėm nuostabus, ypatingai architektūros prasme, dėl to, kad viduj viskas sutvarkyta yra žiauriai blogai. Bet tai reiškia vieną dalyką, kad jeigu viskas yra blogai, tai yra kur augti. Suprantate, ir ypatingai mašinų parkavimo sferoje. Dėl to, kad nuvažiavau iš Šiaulius, galvoju, pasistatysiu aš mašiną, nueisiu, padirbėsiu, apie komutatorius pakalbėsiu, dar ką nors nuveiksiu, gal kavos, gal pas seną pažįstamą užsuksiu ir ką, mašinos nėra kur pasistatyti. Ir aš suprantu tada, kad aš važinėsiu ir nei centre mašinai vietos nėra, nei prie miesto, nei užmiesty. Tai ką jūs galvojat? Nuvažiavau į kolektyvinius sodus esančius prie Šiaulių. Kolektyviniai sodai nušiūrė. Nėra irgi vietos daryti mašiną, bet aš galvoju, kamgi čia man parkuotis, jeigu aš galiu keliauti ir važinėti aplinkui. Aišku, tie sodai jie, labai prastai prižiūrimi. Vien šabakštynai. Visur plačialapių pilna priaugę, bet galvoju, kągi, jeigu plačialapis auga, reiškia žemė derlinga. Ir pasistatęs galų gale mašiną kažkiam šabakštynę, iš kurio negalėjau išvažiuoti, sėdžiu ir laukiu, galvoju, arba atvažiuos pagalba, arba neatvažiuos ir išlenda iš krūmo moteris. Šiaulietė, graži ir sako, gal pagalbos reikėtų? Sakau, tai aišku reikia, kad tu klausinėjai, ateitum ir padėtum, sako, gerai. Ir jinai lengvų rankos spūstelėjimų, tiesiog mano mašina iš to šabakštyno, ten buvo ne to plačialapiai, ne to kadagiai kažkokie, o blogiausia, kad buvo pilna dilgelių, aš visas išsidilginau, o jinai paima ir lengvų spūstelėjimų tą mašiną ištraukė iš to šabakštyną ir mes kartu nuvažiuojam į Šiaulius, jinai man dar parodė vietą mikrorajone miegamajam, kur galima prisiparkuoti. Ir tada sako, aš tau padėjau, vesk mane. Aš galvoju, todėlgi ne. Ir pasipiršau. Ir vežiau ją ir dabar mes gyvename nelaimingai, blogai gyvename, nežinau ką daryti, bet galiu patarti jums, draugai, niekada nevažiuokite į Šiaulius, jeigu nėra vietos parkuotis, nes teks vesti.